Ir sulaukėm. Remontavom ir suremontavom. Apšauksi ten į atsileisiu, charakteris kaip gelžis keits. Apie žemaitišką natūrą galėčiau pasakoti anekdotų krūvą. Apie žemaitišką galybę nereik nieką nesakyti. Žemaitėje mano brangi, žemaitėje mano amžinaliks, mano dūšia žemaitėje brangi, batavis aš ką per rankų. Žemaitėje mano brangi, žemaitėje mano amžinaliks, mano dūšia žemaitėje brangi. Pirm padėkavo didelę malonę, kad čia vis rinkotės, susirinkot. Visų pirm noriu padėkoti Ramūno ir Jono, Petrei remontavo, praktiškai pastatė rekonstrukciją, restauraciją, pagrindį restauraciją. Tas pastatas buvo statytas 1895 metais, tokia Estera Šmerlovičiai pastatė. Ir veikė iki 1905 metų kaip viešbutis pagal istoriją. Kito rašo, kad galėjo sudegti per 1905 metų gaisrą aštuntų, bet niekur neradom, kad būtum čia degus stovėti. Kažką pas mus ten nuotraukų turėjau, į to posdegus, į to čia, kaip ir, pavyzdžiui, kur yra Zaksas, irgi tas patas per gaisrą išlėks. Tai buvo nuo 1905 iki po karą vis laik kalėjimas buvo. Ir prie carą, ir prie vokiečių, ir prie rusų, visko. Nu, čia buvo pats tas išimiausias įvyks, kad čia Rainių kaliniai kalėjai. Bet anie čia buvo išleisti Rainci, ten tos egzekucijas vyko. Čia įvairių nuotraukų rodo per dabar daudaus po istorijas visų, net yra ir moterų buvusių, čia ir su vaikas nuotrauką, ar čia aplankyti, ar čia ir sėdėjai. Nu, reikėtum dar giliau ieškoti, bet per laiką surasiu. Aš iš tikrųjų atvirą pasakius tikrai netikėjau, kad išeis mums atstatyti ir atkelti tom pastatą toks, koks mums buvo padaryts jo prieš jums jo. Bet iš tikrųjų labai širdžiai malonu ir be galo džiaugos, kad pavyko įvykdyti tom projektą ir kad mes su Janu turėjom tokią galimybę padaryti gražią dovaną telšiams. Čia yra, kaip sakyti, labai malonu, tiesiog širdis berk iš džiaugsmą, kad on tiek yra, kaip sakyti, malonu pamatyti visus ir laukiam visi, kad būti kažkaip ofisas darbuotojam, turėti gražią savo vietą. Čia yra, nebesakyti, pradėsime. Šiuolaikinių medžiagų čia tokių kaip ir nėra, viskas yra. Nu, medžiagas, kurį restauraciją naudojam, tai jo čia vis, bet viskas išorė, jeigu seminat, buvo ketvirtainiška dėžė. Jos tačiakam, ketvirtainiška dėžė, kažkur pagaldomėjau, senau, buvo pritaikinti prie restoranų. Visus grožybės nugriovė, pritaikė prie modernizmą palaikė. Dėdumą pastatų pritaikė prie restoranų, kadangi turėjo atrodyti tam laikmečio toks naujoviškas miestas su taunauju pastatu, o šalimas buvo per gražus tas pastatas, kad dėrėtom, tai matom, mano ir nukali visus gruožius, nutinkava ir suvienodina, kaip tam laikmečio ir buvo būdinga turbūt, kad vis būtum vienodi ir vienodą mastą. Jo, čia, jeigu nežinot, jaunims Aurelijai yra kultūros paveldą visą mūsų regioną vadovė. Ten mums čia kontroliavo, priveizėjai, bet labai geranorišką padėjai. Ten sakė, jeigu susiduri su kultūros paveldu, tau ten sunkiai bus. Kalėjimą nėra, bet pagalba, tai tikrai buvo nesunkiai. Į ugnį šoksiu, jei reikės atsigręžkės. Pradžia buvo tokia, kad prie neokukolį viskiaus sakydavo, Alvit sako, reik remontuoti kalėjimą. Reik remontuoti. Paskui per savo direktorių, per įmonę rado gerus projektuotojus Tilvikus iš Klaipėdos, kurie gerą padarė
tyrimų projektą ir pagal ton tyrimų projektą, pagal nuotraukas bandėm po 2 etapą išlaukti poisę atkurti fasadą, pradėtas gražin pastatas atsikurti, viskas matytais vis telšečiai žiūrėjai, džiaugės Alvyds. Tikrai Deina siūnt seseriai nuotrauks, sesija irgi labai džiaugias, o kad džiaugas, tad finansiškai vis gerai vyksta, tai čia ir kuruons atėjo, ir tas pristojom į vėl, čia, žodžiu, buvo visokių etapų. O šiaip tas trumpa pasakius, projektas labai įspūdingas yra ir labai buvo sudėtingas, nes teikunsa buvo vandališka suniukuts, kad iš tikrųjų, kaip Alvyds sako, reikėjo ir matuoti gilius, plytus, reikėjo tekinti, viskas buvo nudaužta lygiai, kvadratiška, kaip senovė, kaip būdavo rusų laikas, arba 1 aukštų salkom, arba 2 aukštų namą. Buvo to moment labai populiarus, tai čia buvo 2 aukštų namas, toks kvadratinis padarytas. Bet po biškį iššūkių daug buvo, bet labai įdomi tam į objektą pavadėti. Laimė čia kažkur šalia, ją paliesti galim, atsigręžk, neskubėk, nepraeik pastoviai. Labą dieną dar kartą visiems, brangiai, mes praėjom šitą visą pastatą su savo istorija ir labai tokia turininga, kas vėliau, kaip sako savininkai, atsispindės ar ne nuotraukose, žengiant iš vienos ar kitos patalpos. Ir prasideda nauja istorija, naujas gyvenimas šito pastato, tad, kad jame viskas klotųsi, ar ne, visuomenės gerovė, ar ne, kad čia kas vyksta, ar tie, kas darbuosis, kas nakvos gyvens, iš tiesų būtų Dievo saugomi ir globojami, kad būtų praturtinta ne tik asmeniškai, bet ir visa visuomenė čia šiuo apsilankimu šiuose namuose. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis. Melskimės. Skubėk padėti Viešpaties savo žmonėms, kurie apsigyvendami ir darbuodamiesi šiuose namuose nuolankiai prašo tavo palaiminimo. Juose gyvenantys te atranda tavo globą, taip pat čia dirbantis te patiria tavo gerumą, iš jų išvykstančius te džiugina tavo artumas, į juos atvykstantis te būna priimami tarsi kaip svečias, kol laimingai pasieks tavo Tėve namus amžinybėje. Meldžiame tavo palaimos šiems namams, jų gyventojams ir tiems, kuriems šie namai priklauso. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Mums telšiai žemaičių sostinė širdis. Žilas mieste tau jaunų širdžių daina. Projektas buvo gan įdomus, nes didžiausias buvo darbas turbūt su fasadais, nes reikėjo pagal nuotraukas atkūrinėti viską. Čia daugiausiai Jonas įdėjo darbo šitam. Noriu visiems prisidėjusiems padėkoti, savininkams, finansuotojams, Jonui, kultūros paveldo departamentui, projektuotojams. Užtat turim tokį gerą rezultatą. Ačiū ir noriu teikti raktelį. Tai be galo džiaugiuosi tuom, kad pagaliau šitas pastatas yra sutvarkytas ir veiklinis. Labai tikiuosi, kad jis bus labai gerų pavyzdžių kaimininiams pastatams,
ir visam mūsų senamiesčiui, kaip reikia pastatus tvarkyti, kaip reikia juos mylėti, kaip juos reikia prikelti ir stengtis. Ir labai malonu, kad tokie entuziastai atsirado, kurie ieškojo, kaip sutvarkyti tom pastatą, kaip anam prikelti. Alvydą, kiek sutikdavau, vis laik viso toj eigoj, kiek žmogus su meilė, su tokia aistra pasakoja, kaip čia kas vyksta, kokias nuotraukas rado, kaip padarysim, žiūrėkit, čia bus tas taip, tas kitaip. Kiek meilės įdėta yra į šitą pastatą, kad jisai atsigautų, kad jisai būtų toks, koks jisai yra. Ir kiek dabar važiuoja miestiečių mūsų, kiek svečių atvažiuoja ir kiek paveiksluoja šitą pastatą. Tai ačiū Jums, kad Jūs padarėte tokį nuostabų darbą, kad Jūs taip papuošėt mūsų miestą. Jūs be abejo plečiat ir savo verslą, tikiuosi, kad viskas jam bus ir gerai ir tuo pačiu ir gražinat mūsų miestą. Tai mes čia meno mokyklą taip sutvarkėm. Jūsų pastatą šitam šalia 55 darom projektą, tai sakom, va šita vieta bus taip mūsų senamiesčio vartai. Kai važiuoju ir būtent tokie unikalūs pastatai bus sutvarkyti, padaryti ir važiuoju būtent į mūsų senamiestį. Tai mums tik tai spyrė tiems, kurie dar nesusitvarkė savo pastatų visą mūsų senamiestį, tai turim programą, kad jiem padėti, bet ačiū Jums, šaunuoliai, su simboliniu dovanėliu. Tu, kad mūsų telšių nepamirštumėt, žemaičių kalbos svarbiausia, kad nepamirštumėt. Daug keliauja, daug visur būna, tai čia toks, duodu Jums, Jūs kaip čia galbūt padalins dalį, čia paliksit dalį, išsivešit, bet čia toks irgi atsargiai pliompink, neužkniukšniobėt. Ačiū Jums, kad puošėt mūsų miestą. Ačiū. Labą dieną visiems dar kartą. Prisistatys, čia jau vis ir stat, bet pristatinėja tai ir kultūros paveldo departamente Telšių Tauragės teritorijos skyriaus vadovė. Ir tiesiog širdis džiaugas. Čia visi sakė telšiams duovan. Aš sakau ne tik telšiams, bet visą Lietuvą. Ir mes kiek galėjom departaments ir skyrius viešinom ton jūsų darbą, savo puslapius. Ir tai yra geras pavyzdys ne tik tas telšių bendruomenė ir telšių kultūros paveldo objektų valdytojams ir savininkams, bet ir kitų rajonų žmonėms, kaip gal tokį objektą prikelti ir kiek mes viešinom per visus susirinkimus, tai įsivaizduojat, sudedam nuotrauką, koks tas pastats buvo, į koks dabar ir nelaba greta visus orientuodavo, kad čia tas pats pastats. Kultūros paveldo departamentas išsileido Lietuvos kultūros paveldo tvarkybos darbo apžvalgą 18-22 metų. Tai negalėjom nepasidalinti, kad tas pastats tuo knygų atsirado. Ir buvo labai didelis džiaugsmas dirbti su tokia savininkas, su projektuotojas ponas Tilvikas, kad jie tikrai profesionaliai atliek tyrimus ir padarė projektą. Be priekaištų dirba rangovą, irgi labai džiugu, kadangi ir telšiškė. Ir dar kartą noriu pasidžiaugti ir tiesiog simbolinį dovanėlį įdėtis į pastatą. Čia maišelį. Ačiū už gražius žodžius departamento. Iš tikrųjų, per 13 metų teko daug pastatų atkurti, bet iššūkis tai buvo konkretus šitam objektui. Ir labai džiaugiausi, kad telšių įstom padariau, kad monvaką, monanuką, į visų jūsų čia pažįstam. 50 metų džiaugsies to pastat, manau, kad iš tikrųjų dar 100 metų laikys, mūsų atkūrėm prikelts iš naujo kvėpauti ten. Tai labai dėkau Daiva. Kiek galėjo, tiek atvažiuodavau čia, stebėdavos, džiaugdavos, čia buvo atvažiavus iš Veska, čia buvo galėjai per šiukšlis perbrėsti, per tinkus, per visokius betonus. Sak, nesamoj, kad čia taip galėtų susitvarkyti vis gražiai. Tai va, aš manau, kad reikėtų savininkams paploti, ypatingą Daivą. Ir manau, kad jeigu bus rinkimai Telšių piliečiaus vardo, tai
Aš balsuočiau tik tas už Daivą. Garbės pilietė. Kol tas pastas remontavos, užaugėm vyną. Taip kad Labus darbus. tiek metų brandintas ir augintas. Sėkmės. Ačiū. Didelis ačiū. Didžiausią apkabinimą ir vien. Ačiū. Jo, aš dabar noriu visiems padėkoti, iš tikrųjų gražu matyti mūsų tokį gausų būrį ir, kaip sakiau, iš tikrųjų širdis verk iš džiaugsmą, ne iš kokieta, bet sunkiai trūksnė žodžių pasakyti ir tikrai netikėjau, kad mes tom padarysim visiems statybininkams, visiems pavaldams, visiems labai didelis ačiū už, kad mums leido padaryti tom pastatą, atkelti iš numirusių, kaip sakau, tas yra neįtikėtinas dalykas, bet šiandien mums jau yra ir visiems, kaip sakyti, yra džiaugsmas ir svarbiausia labai džiaugas mūsų visi ofiso darbuotojai, kad normaliai gal dabar kiekvienas turėtų savo ką pabėgti. Jei ne tos sėkmės, tai Telšiai tikrai nebūtų galima tokį pastatą. Aš netikiu, kad būtum kas nors investavę tokias lėšas, nesiperkantis pastatas finansiškai, bet psichologiškai. Istoriška, visapusiška. Ne tik vaikam, bet ir anūkams. Aš buvau čia prieš pusmetį parsivežus anūkus. Turiu 5, kaip sakyti, ąžuoliukus augančius. Tai jiems čia parvažiuoti, kaip sakyti, ir džiaugsmas, kad galės, net nereikės niekur, galės apsistoti patys savam pastatė, kaip sakyti, ir senėlių atkeltam pastatė. Čia istorinis pastats ir, kaip sakyti, aš manau, kada neišlaikys ton istorijai. Tuo anūkų dar neturi, tai... Dirbau, vargau. Da prieš pradėtam pastatą turėjau kelis toks jaudus plaukus, dabar nebeveikia. Tai gal užteks tų tokių oficialių kalbų, imam po taurę, pakeliam, kad čia papuoštųsi toliau Telšiai, kad visi gražėtum. Tik dar nedaug dėv, kad nesugalvotų nei da pastatą, kad pirkti. Ne. Telšiai, o sostinė Žemaičių, žvaigždė švieti ant 7 kalvų, atnešdama kasdienį mūsų kraitį, troškimą būti amžinai laisvu, atnešdama kasdienį mūsų kraitį, troškimą būti amžinai laisvu. Kaip kunigaikštis džiugas vaidilutę, pamylęs meilę amžinai tyrą, ji neužgeso kaip trapi žvakutė ir viršum maščio švinta su aušra. Ji neužgeso kaip trapi žvakutė ir viršum maščio švinta su aušra. O Telšiai, tu prie maščio stovėki, lyg senolių legenda didi, ir kaip himnas per amžius skambėki, nemirtingo Žemaičio širdį. Ir kaip himnas per amžius skambėki, nemirtingo Žemaičio širdį. Telšiai, Telšiai, brangiausias žemėj mieste, tava šviesa mes amžinai gyvėt. Tik tu gali prie sielos prisiliesti, gyventi ir mirti gera tik tavi. Tik tu gali prie sielos prisiliesti, gyventi ir mirti gera tik tavi. O Telšiai, tu prie maščio stovėki, lyg senolių legenda didi,
ir kaip himnas per amžius skambėki, nemirtingoj žemaičio širdį. Ir kaip himnas per amžius skambėki, nemirtingoj žemaičio širdį.